Labas. Šiandien svečiuojamės Vilniuje, o šalia mūsų naujos statybos daugiabutis. Kartu su manimi mano kolega Giedrius. Todėl šiandien pasikalbėsime apie tai, kokie mikroklimato sprendimai buvo įgyvendinti būtent šiame objekte. Augant energetinio efektyvumo reikalavimams, naujos statybos pastatai tampa vis labiau sandaresni, o tai yra savotiškas iššūkis oro kokybės gerinimui viduje ir vėdinimui. Taigi, Giedriau, papasakok, kokie mikroklimato sprendimai buvo priimti būtent įgyvendinant šį objektą? Labas, Liveta. Šiame naujos statybos daugiabutyje buvo įgyvendintas mūsų vėdinimo sprendimas, kurį sudaro beveik 100 vienetų mini rekuperatorių PSK Zephyr. Juos įdiegėme įvairios kvadratūros butų patalpose ir jie leidžia užtikrinti nuolatinį šviežio oro tiekimą kiekvienai patalpai be didelių renovacijos darbų ar sudėtingų ortakių sistemos išvedžiojimų. O kokie yra patys pagrindiniai privalumai mini rekuperatorių Zephyr būtent šiame naujos statybos daugiabutyje? Sandarių patalpų vėdinimas mini rekuperatoriais užtikrina ne tik komfortą, tylų veikimą, bet ir mažas energijos sąnaudas. Iš esmės, sandarių patalpų vėdinimas užtikrina gaivų orą, leidžia sureguliuoti patalpos drėgmę, taip neleidžiant atsirasti pelėsių. Taip pat verta paminėti, kad dėl integruotų įrenginyje filtrų į patalpą nepateks dulkės, žiedadulkės, taip pat nemalonūs kvapai. O pats įrenginys yra kompaktiškas ir lengva jį sumontuoti. Užsiminei apie lengvą montavimą. Papasakok daugiau. Beveik kiekvienu atveju statytojas ieško lengvai įgyvendinamo, bet tuo pačiu efektyviausio vėdinimo sprendimo. Kuo ir pasižymi mini rekuperatoriai, kadangi jų pagrindinė savybė ta, kad jiems nereikia ortakių sistemos. Todėl šią sistemą dažnai sutiksite renovuojamuose daugiabučiuose, naujose daugiabučiuose, senos statybos gyvenamosiuose namuose ir mažose erdvėse, kuriuose sunku techniškai įvesti ortakių sistemą. O ką galėtum papasakoti apie paties įrenginio valdymą? PSK mini rekuperatorius turi įdiegtą Wi-Fi ryšį, kas leidžia šį įrenginį valdyti išmaniąją programėlę. Tai labai patogi funkcija, nes jūs galite stebėti ir kontroliuoti įvairius parametrus nuotoliniu būdu. Taip pat įrenginys turi ir distancinį pultelį. Matote įvairius valdymo variantus. Verta paminėti ir tai, kad jam nereikia didelės priežiūros, dėl jis yra ilgaamžis ir patogus prietaisas. Įgyvendinti šį sprendimą pasirinkome neatsitiktinai. Visų pirma, naujos statybos pastatai yra itin sandarūs, todėl juose praktiškai nėra oro srauto. Visų antra, gyventojams svarbu ne tik gaivus oras, bet ir energijos taupimas. O vėdindami mini rekuperatoriais mes išsaugome iki 90% šilumos energijos. Na ką, Giedriau, tai išties ačiū už tokį įdomų ir informatyvų objektų pristatymą. Ačiū tau, Liveta. Jeigu jums reikalingas vėdinimo sprendimas, kreipkitės, padėsime. Iki. Iki.